Čigonka, čia mano partneris. Čia aš Velniukas, gražuolis Velniukas. Ir Velniuko draugė. Mano draugės. Bedarbė aš esu. Mes pirmieji, bene Lietuvoje, pradedam švęsti užgavėnes, nes po to turime dar daug renginių kitom savaitėm, tai aš manau, kad vieni pirmųjų tai tikrai labai smagu. Mes babutės atvažiavom iš Glytiškių kaimo Vilniaus rajono čia. Ir jau buvo mūsų pasirodymus, pirmie mes čia jau padainavom, pasilinksminom visi čia. Manau, kad šiandien Maišiagalai ne tik visas Vilniaus rajonas susirinkęs yra, bet tikrai ir Vilniečių yra nemažai. Gražus oras, graži šventė. Paruošėme tikrai labai įspūdingą programą. Tai dalyvauja mūsų Rudaminos kultūros centro ir Nemenčinės kultūros centro mėgėjų ansambliai. Peidinėjome ir buvom jau mūsų įstaigose, tai iš tikrųjų aplankė mokyklas, patys su meru pakepėm blynus taip smagiai. Pradžiai prisvilo, paskui jau viskas gerai buvo. Tai dar yra ką aplankyti, tai tikrai aplankysim visus. Mes kūrėm užgavėnių kaukės, čia smagus užsiėmimas, turim kartonus, flomasterius, klijuojam, piešiam, spalvinam. Vaikams tikrai smagu. Jau tokios, kaip galim sakyti, rajoninės, kur mes jau bandom padaryti tradiciją, tai yra antras kartas, kai šitoje vietoje. Aišku, seniau užgavėnių buvo ir didelių Nemenčinė, irgi taip pačiai Maišiagalai kažkada seniai, bet dabar mes turime tokią idėją, kad galvinti tradiciją, kad turėtume vienas pagrindinės ir būtent Maišiagalą mums kažkaip fainai prigijo. Praeitais metais šitoj puikioje vietoje gavosi visai smagiai padaryti užgavėnių šventę. Gaila, kad nebuvo sniego, o šiais metais žiema labai džiugina, tai tikrai džiaugiuosi, kad galime ir tą žiemą pabandyti išvyti ir pasidžiaugti. Matome, kad daug ir bendruomenių atvažiuoja čia, ir žmonių iš Vilniaus rajono, tai tikrai labai gražu ir tęsime ir kitais ir dar kitais metais. Oi, tai pas mus visko yra labai daug. Ir žuvienės yra, ir blynai yra 2 rūšių, ir košė yra grikių. Visko yra, ko tik norit. Arbatos yra. Ir viskas nemokamai. Blynų labai patinka. Su šventėje netrūksta svečių, tai džiugina kapela Sutaras bei Radži, kaip ir tikriausiai priklauso užgavėnėms, kad toks daugiakultūriškumas, daugiatautiškumas yra mūsų rajone, tai tokią šventę šiandien ir stengiamės sukurti.